visokie rašykiniai ypatumai, arba pokalbis su XX chromosoma. Paschemdale. Taigi rašykų nuostabią kompetentingą sausumos dalį iš visų pusių supa grafomanijos vandenynas. Sakykite XX chromosoma koks artimiausias jums žinomas analogas. Kūryba. Delfinariumas. Puošni vakara aplink kurią zvimbia ratukais smalsus praeiviai. XX chromosoma. Rašykų pasaulėlis konkrečiai nebazuojamas pagal kažkokią kitą internetinę svetainę. Tai idėjų iš įvairių šaltinių konglomeratas. Šiltas tobulėjimo rojus slepiantis košmariškus labirintus. Panašiai galima pasakyti ir apie pačius autorius. Kiekvienas jų unikalus, talentingas, tačiau be abejo vaikštantis su stereotipiniais ramentais. Naujo kūrybamas žvilgsnis į tolį. Pastaškas tai didelis spuogas, kuris buvo įspaustas prieš pat rašykų nosį. Paschemdale. Vandenyne gyvenantys autoriai, norėdami atkreipti dėmesį į save, kiekvieną dieną gali užgriozdinti salos teritoriją vienu pašvinkusios duonos pelėklautojų klaikia rašymo maniera. Taigi aš klausiu, ar įmanoma, kad respektabilus turistinio verslo evoliucininkai taps radikaliai nusistatę prieš katakombų gilinimą ir spąstų statymą, ar sala nesusipeš su vandenynu, nevirs karo lauku dėl nesąžiningo klalinimo. XX chromosoma. Nemanau. Aukščiausio lygio vartotojai nėra žmonės, kurie niekada nesikūprina. Trumpai kerpasi plaukus, santūriai šypsosi ir rytais bėgioja 6 mylių krosą, po kurio prisitraukia 25 kartus, išgeria stiklinę šviežiai spaustų apelsinų sulčių ir prieš išeidami į darbą atsisveikina su mama, suspaudę tvirtose rankose karo akademijos baigimo atestatą, juk ne gyvuliai. Paschemdale. Gal civilizuoti gyvuliai. XX chromosoma. Tiksliau grinakraujai įkyruoliai ant plėšrios geležies kūno, kurie vidinio diskomforto nejaučia net tada, kai besimaudant pro rakto skylutę žvilgčioje erotomanijos apsėsta senutė. Reikalas tas, kad salos egzistencinis tikslas – pulti, griauti ir kritikuoti, mėtyti mus mirės. Rašykuose išgyventi galima tik nuolat svaiginantis, norint progresuoti reikia nuolatos kautis, viskas kaip gyvenime. Paschemdale. Prašyčiau porą žodžių apie taip geidžiamus pastoralus bei svastikus šalia autorinickų. XX chromosoma. Tai rimta motivacija, įkyrus turistas varvina seilę ir bando prasiskverbti į paskutiniojo teismo dienos šventovę, kur gavęs vienas lygį, jisai jau gali atlikti prisiekusiojo vaidmenį. Vartotojui susipažinusiam su pirmoko estetika garantuojamas leidimas naudotis puošiančiomis salos struktūromis ir objektais, visokie viešbučiai, kazino bungalai ir kiti naudingi dalykėliai. Žinoma, rašyti vien dėl stipendijos yra labai sunku. Ir prašau nenusiminti, kai jūsų išbalęs turistiškas kūnas bus sušiautas algliūtams. Paschemdale. Atseit toks balansas. Gerai, o ką galite pasakyti apie svetainės dizainą? Ar ne per daug psichodelinės spalvos? Ar negazdina ta siaubingai deguto atsiduodanti plunksna? XX chromosoma. Pagal protą. Mano europietiškomis akimis žiūrint, kraštovaizdžiai blankus, viskas tvarkingai sugrūsta ir iš vis sunku pastebėti. O tai reiškia, kad svetainės kūrėjai galantiški džentelmenai iš anksto viską apgalvoja. Idealiai parinkti neutralias spalvas, kurios nei patinka, nei įkyri. Turint tikslą nenuleisti akių nuo visko aristokratiško parkerio, galima pabrėžti, kad jį sudaro apie 6000 unikalių spalvų. Netgi pasidaro gaila, kad aš tokio neturiu. Paschemdale. Žodžiu, dailininkai netokie, kur nupiešė saulytę šaukia. Mamytė, pažiūrėk, kaip aš šauniai piešiu. XX chromosoma. Tikrai ne. Paschemdale. O kaipgi universitetinio dizaino skiltys? Tos bibliografinės literatūros rodiklės. XX chromosoma. Viskas simpatiška. Kūdikiški skaitytojų veidai šypsosi ir pradeda ieškoti, ką šiandien parašė mama draugai. Kalbant rimčiau, be tokio patogaus žanrų suskirstimo, svetainę virstų mirtį nešančią, po žeme paslėptų žobango virtinę, praeitų amžinybę norint susivokti, kas kur ir kaip. Paschemdale. Dabar dėl konferencijų stalo. Kaip manote, ar tokie džigitai kaip webmasteris atlieka savo pagrindinę paskirtį – rūpintis svetainę, kad jį lyderiautų pagal raštingųjų ir dorųjų kiekį, ir ar kas nors myli skundikus? XX chromosoma. Deja, kokios teigiamo pobūdžio konspiracijos yra kuriamos prie apvaliojo stalo. Galime tik spėti, daugelis prižiūrėtojų turi nuolatinius slaptų agentų, kurie atvirai ir ciniškai išnipinėja aplinkinėje geografinėje platumoje vykstančias suktybes. Iš viso yra 3 tipai. Vieni trokšta išnaikinti visą vandenyną, kiti pagrobti rašymo sielą, treti stengiasi likviduoti per prižiūrėtoją. Kai pretekstą pakalikęs 1000 voltų įtampa apdoroja negeras, įžeidžiančias nešvankybės ir pakužda ausį šeimininkui, kuris draugiškai paglosto kanarėlės galvą. Tai padina pastorojo lojalumą, iškelia keistoką orumą ir išvis yra labai malonus užsiėmimas. Paschemdale. O prižiūrėtojai duoda jam šlovingumo taškus. XX chromosoma. Tikrai taip. Šie labiau lojalumo taškai priskaičiuojami į skundiko sąskaitą už stropų dorybingo elgesio kodekso laikymasi. Paschemdale. Šis aspektas mane ypatingai domina. Prašau pasakyti, ar neįeina į šį kodeksą viešpataujančių rašytinių gebėjimų garbinimas ir grėsmę visuomenėje keliančių piliečių evakuaciją iš rašykų, ko pernelyg lėtas valdytojas galvoja apie utopinę santarvę. XX chromosoma.
Tiesą sakant, ne visi čiulbuonėliai yra pavaldus, atsiranda ir gyvųjų juzinių fosilijų, prisiskaičiusių apie Spartos karinę discipliną, Nyčės filosofiją ir šiaip pasibaisėtinas letalinės kombinacijas, manančių, kad turi dominuoti aukščiausioji klasė, literatūriniai arijai ir kitos sveikos paranojos konfederacijos. Pas Hemdalę, gal porą žodžių tingiam grafomano faktoriui. X chromosoma, nustokite rūkyti žolę, nekelėklupščiaukite gatvėse, neapsimetinėkite mirusių prieš policininką, nepamirškite savo vardo ir pamėgto pornografinio tinklalapio slaptažodžio, todėl užsirašykite ant lapelio tą slaptažodį. Taigi, pas Hemdalę, Godspeed, dėkui ir sėkmės.